irgi dvasinis skaitosi mokytojas, pamokantis, ir kad jo pagalba tas duobės, kur minėjai. Mums ateina tokie kritiniai momentai, einam ir paskui staigiai, kaip sakant, nebenorim eiti. Ne, praktiškai kaip šituojam. Taip norim, tai nenorim, tai va. Kai nebenorim, tai dvasinis mokytojas mums palaiko. Todėl tas dvasinis mokytojas gali įvairių būti lygių. Prakupatas sakė, aišku, gerai būtų pasirinkti dvasinį mokytoją, kuris yra automa, reiškia, kuris pilnas visas įsivalęs. Bet kartais ir užtenka, kaip sakant, jeigu nėra, tai galima priimti ir žemesnio lygio, bet suprasti reikia, kad tu pasieksi tiek, kiek tas mokytojas tau pasiekęs. Tai va, bet kaip bebūtų, Prakupatas sakė, aišku, žiūrėkit, kad aukštesnio lygio pasiimti, bet kaip bebūtų, vis tiek tas dvasinis mokytojas yra aukščiau, jis dar gali palaikyti kažkokią etapą. Ir kada, jeigu reikės, tai kada nors aukštesnio atsiras, arba tas ne veltui mokytojai priima daug mokinių ir mokiniai jie patys, reiškia, padeda mokytojai ir mokytojas padeda. Tai reiškia, tokie yra valymosi procesai. Jo, reiškia, todėl jie irgi ima, kad jiem reikia įsilaikyti, o mokiniai, reiškia, turi su užuojauta žiūrėti, kaip tas kankinasi ir, reiškia, dėl jų, kaip sakant, atsiranda meilė, ne, praktiškai. Yra ir auga už tą, toks momentas. Tai va, tai ir yra ta, visi kaip nori prieinam prie Vačinekrijos. Tai praktiškai turi priimti dvasinį mokytoją. Dvasinis mokytojas pasiima daug karmos. Pirmą iniciaciją tai paima, kiek, nežinau, ten neskaito, kiek duoda šventą vardą. Pirmą iniciaciją ir kiek tai karmos paėmė. Antrą iniciaciją jau paima visą 100%, senos karmos nuėma, sudeginant savęs. Tai reiškia, kodėl nepriimti, reiškia, yra kelias. Tai priimam antrą iniciaciją. Antra iniciacija reiškia, ką darai nuodėmės, ant dvasinio mokytojo krenta viskas. Tai už tą daug dvasinio mokytojo krenta, nes prie Prabhupada krisdavo, pajuosdavo. Krisdavo, sako, nuo mokinių, sako, kodėl? Sako, mokiniai kalti, sako, ne, sako, aš kaltas, aš priėmė per daug, nekvalifikuoti mokinių. Jie nesupranta, ką jie daro. Tame problema. Nėra atsidavimo, nėra atsakomybės. Tai va toks momentas svarbus. Tai va Vačinekryje. Trečias etapas, kada priėmė dvasinį mokytoją, yra širdies valymas. Jau valosi širdis. Krišnas ten, kaip kažkuris, kaip sakant, tas valo. Ir niekur nesidėsi. Sunku. Taip praktiškai mes, kurie inicijuoti, žinom. Užkabina labai tas vietas, kurias nenorėtume užkabinti. Atsiranda, kai čia sakoma, atsiranda dvasinės pojūčiai įvairūs, reiškia, artėjam prie niškos, tai yra prie koncentracijos į Dievą. Kaip gali koncentruotis į Dievą, jeigu širdis, kaip sakant, ten šoka velniai, kakadaka, tai kaip sako. Tai va, kai apsivalo truputį, aprimsta, tada mes pradedam gali nišką, kai sakydavo Prakupada, niška faktiškai turėtų būti 100% koncentracija į Dievą, niška vadinasi, reiškia, 100% į Dievą gali koncentruotis. Čia sako, Nityananda, tu nieko išoriškai neturi prisirišimo. Tu pilnai koncentruojasi į Dievą, tai praktiškai. Ir kada neturi prisirišimo, tai kas įvyksta? Tu nori, nenori, tu vis tiek objektą turi. Tai visas tavo dėmesys yra dvasinė, tu gyveni dvasiškai pilnai. Tai Prakupadas sako 100%, tai jo mokiniai sako, nu ką 100%, ką mes tokie. Ništka kada, sako, nu gerai, 75, kiek ten, 80 sakė. Ir sakė irgi ne, nu 70, ne. Tai gerai, sako, kažin kas, turbūt daugiau kaip 50, bet tai reiškia tarnybą darykite. Tai va, niška jau, įsivaizduokite, pas mumis daugiau potraukiai yra prie Dievo, kaip prie materijos. Tai čia jau rodo, kad čia koncentracija atsirado, jau gali pajusti, Krišną pajusti įvairios aspektuose, pergyvenimus įvairius pajusti. Reiškia, o tie mūsų laikys, o kaip ten iš karto ten džiaugsmas, ten palaima ateina. Ir ant to mes pradedam tobulėti. Kaip mes einam iš kitos pusės, mūsų judėjimas tai yra iš pradžių meta tave į vandenį ir tu mokykis plaukti. Kitų jogų nebetinka, kitos jogos palaipsniui. Jos yra kaip tik pakopos, rodo mūsų kaip sąmonės pakopos. Jie net netinka dar asmaštanga joga, kada koncentruotis į Dievą, į širdį, į Višnų formą. Ten yra jama, nejama, tai atsisakyti viskas, kas nepalanku dvasiniam gyvenimui, priimti viskas, kas palanku dvasiniam gyvenimui, reiškia pirmuose žingsniuose visko atsisakyti. Sudaryti kur nors ten
Himalajų Bhakti jogui panašiai, Bhakti jogui tas pats vyksta. Nu tai 6 skyrius aprašo, lygiai grečiai vyksta, bet sakau, iš kitos pusės, mus meta į vandenį ir plaukia. Ir labai lengvai, minkštai tas vyksta. Mums patiems reikia apsispręsti, mums neverčia, nereikia mums atsisakyti pačių. Mums pati mantra, susilietimas su Dievu, tai per mantrą. Mantrą sako Nityananda, tai tu esi mantra. Hare Krishna mantra, tu Nityananda. Jeigu aš kartuoju mantrą, aš su juo susiliečiu. Jeigu mano ten galvoja ar protė pasąmonėje daug visokių dalykų, jie valosi, paprasčiausiai jie iškyla į viršų, jie parodo, aš pamatau, kas man trukdo. Tai. Ir aš palaipsniui atsisakinėju to, tai praktiškai man padeda. O čia susirinkam irgi, mes čia pasidalinam karmą. Kodėl sako, susirinkit kartu? Tie, kurie turi ką tą geresnį duoda. Čia mūsų malonė Krišnas, kad mums duoda geresnius dalykus. Jeigu negalim skųsti, gali būti toks variantas, susirenkam, išeinam, įsispjaudinamės, nusilpę, nes, reiškia, apkrėpę visi. Viens visą blogį, ne, praktiškai. Ne, todėl mes, kadangi Dievą į centrą statom, mes gaunam tik viens kito geros savybės. Labai geras dalykas, susirinkti, šravanam, kirtanam. Tai buvo procesas. Todėl sako, kad reikia prisilaikyti proceso. Jeigu prisilaikom proceso, nuo mūsų priklauso kokiu greičiu eiti irgi. Tai vad sakom, ništka. Paskui, kai ništka pasiekėm jau koncentraciją didesnė į Dievą, atsiranda pojūčiai iš pradžių ne tai, kad pamatai Dievą, bet iš karto energijas pajungti jo įvairias. Reiškia, atsiranda rūčiai. Yra 2 rūšių rūčių, ne praktiškai. 2 pakopos rūčių, tai skoniai. Skoniai atsiranda dvasiniai. Tie skoniai nebeleidžia mums, jau toliau nebenori materialių, jau mes jau saugomės. Jau materija tempia, vėl gundamos, bet jau taip gera ten, nebes nori prarasti. Paskui tai asakti, jau pradedi. Matė, ten yra iliustracijas. Tai ras atsirado Krišna su fleita, vėl pabėga, tas bėga jau iš paskos. Pergyvenime atsiranda. Paskui samadhi, visas ir 100% ten. Taip toks procesas. Ir sakoma, dalyvankam procese paprasčiausiai. Labai greitai, net Prabhupada sakė, negazinkit savo dvasinių mokytojų, eikit šį gyvenimą, baigit. Misija. Ačiū labai. Gali kokias. Pasakyk, tikėjimas jis atsiranda pamažu, ar jis gali staiga atsirasti pūsti? Tikėjimas, tol, kol nepamatysi Krišnas, jis nebus pilnas. Ir eina pamatyti. Todėl tas tikėjimas kartu jis vystosi pagal mūsų realizaciją. Tame yra problema, nes mes negalim peršokti. Bus fanatizmas arba sentimentai. Taip ir būna, vieni fanatikai, kiti sentimentalistai, o turi žmogus eiti žingsnis, sako, žingsnis, kaip stebas, kaip žingsnis po žingsnio. Pasąmonė turi keistis, pojūčiai, o kaip keičiasi viskas. Atsiranda ryžtas, valia atsiranda. Kadangi turi pojūtį, tau sakys, kad nėra Krišnos, kad neveikiais, tai va, tu jau žinai, tai... O dabar tai reikia aiškintis, nėra, sakys, kaip tu jauti, aš taip jaučiu, ne, pasirodo, jis išgėręs buvo, ne, bet neramučiau. Kaip sakant. Sakom, jeigu Krišna nubaustų, viešpas Nityananda pasigailėtų, jei Nityananda nubaustų, šitas viešpas Čaitanė pasigailėtų, jeigu Čaitanė nubaustų, Nityananda pasigailėtų. Ta seka eina toliau, parampara. Na tai kokia čia parampara, jeigu sako, Čaitanė, daleiskim, norėjo nubausti Madhai, Džagai Madhai, tai praktiškai. Jau buvo paskui, Džagai Madhai tai yra pavyzdžiai, visiškai puolusių. Jie buvo šitie tantristai, 5ma, tai yra tantra. Tantra, juodoji magija, taip, naudoja 5ma, reiškia seksas, alkoholis, kas dar daugiau, reiškia gyvulių žudymas. Kur mes tos principus turim, ten atvirkščiai viskas, 5ma. Ir jie per persisotinimą, per masinės scenas, jie ten, reiškia, tenkinasi. Tantristai dabar yra pilnai. Tai va, tai Džagai Madhai buvo, pastoviai girti būdavo, jie ten guliuodavosi ant gatvės, jie broliai būdavo, tai apsikabina, tai mušasi. Žmonės žiūri, o jie buvo apgimę brahmanų šeimoje, jie buvo jau, reiškia.
asmenybės, jie, reiškia, paskui jie ten ištvirkaudavo, tėvai vesdavo savo tas dukteris ten pas juos kaip į religingas šeimas, nu, į religingus, pas mokytus religingus, o jie, reiškia, ten su tantrom, nu, apkerėdavo, kai sako, ten ir išnaudodavo jas seksualiai, taip toliau, reiškia, tai buvo tantristai. Jie buvo, taip sakant, Džagai Madhai, tokio lygio. Ir jie gargaliavo ten, kada girti buvo, kada pirmą kartą pasiūlė Haridasas su Nityananda, pasiūlė jiems, sako, jūs šlovinkit Dievą, kartuokit Hare Krishna mantrą. Jie toks puolė. Taip prasimena tą istoriją, puolė, reiškia. Antrą kartą, kai jie, tai kitą dieną, kai jie grįžo namo, Nityananda su šito Haridaso, papasakoja, kaip jie bandė, reiškia, tuos atversti. Sako, jeigu į tokius atverstumėm, ne, praktiškai, tai sako, visi atkreiptų dėmesį, kad tik rimtas reikalas tas vardų kartojimas. Jeigu jie jau priimtų. Jie dėl to stengiasi. Tai kitą dieną jau jie, Čaitanė buvo labai patenkintas, kad jau taip jau jie gerai pamokslauja. Kitą dieną Džagai Madhai, kai tik tai Nityananda su Haridasu pasirodė akiratį, Džagai Madhai, reiškia, puolė juos gargaliuodami ir sutrenkė tam Nityanandai per galvas, per skyrę galvą. Čaitanė iš karto atsirado ir jis taip supykęs buvo, kai jis kaip tik tą momentą jis norėjo nužudyti juos. Taip, aš kaip čakrą iššaukė savo ir norėjo nužudyti Džagai. A Nityananda sako, ne, sako, juk mes atėjom. Sako, mes atėjom išvaduoti, o ne žudyti juos visus. Ir veltui sako Prabhupada, kad Čaitanė Nityananda atėjo užmušti, reiškia, irgi taip pat, kiekvienas Paritarnajam Sadgunam Vienašoje čia užkritam, kad sako, kiekviena informacija ateina tuo pačiu tikslu. Padėti savo baktams, reiškia, nubaus nusidėjėlius, atstatyti religijos dharmą, priedermę, reiškia, pastovėti, jie tokia misija ateina. Jis sako, mes atėjom juos išvaduoti, reiškia, išvaduoti jų demoniškus protus, užmušti jų demoniškus protus. Taip pat nubaus, bet dabar užmušti jų demoniškus protus. Tai reiškia, ką mantra padaro, užmuša demoniškus protus. Tai va. Tai Čaitanė norėjo nužudyti, o Nityananda užstojo, taip praktiškai. Nityananda niekada, jis kaip dvasinis mokytojas, jis pirminis dvasinis mokytojas, jis niekada neužmuš savo kitų arba ten savo mokinių. Jeigu jo, tai gali atsisakyti. Tokia rasa, ne tai, kad ten suktusi. O Čaitanė jau žiūri. Jeigu mes, kad nors įžeidinėjom dvasinis mokytojas, jau Čaitanė baudžia. O Nityananda jis priima ant savęs viską, jis visi nuodėmės priima. Kaip yra dvasiniai mokytojai, tai taip jis reiškia, kad dvasinis mokytojas kaip šiukšlių dėžė, visi meta savo purvus, visas apliekas meta. Tai Nityananda priima. Nityananda priėmė. Nėra taip, kad kažkoks būtų žaidimas. O Čaitanė žiūri. Čaitanė jau žiūri. Profesionalus atskiria. Bet irgi ten. Ne veltui sako, būtų neužtardingi. Gal dar kokių minčių kilo? Kirtanas. Ar dar turite kokį nors? Sakėt, Harinama vyksta, jie tenai jau patys priėmė buvo. Galėjo dalinti priėmą. O mes neturim tos priėmos. Tai mes nežinia, ką duodam irgi. Nu tai sakoma, kad aišku reikia saugotis, klausytis iš tų, kurie neturi priėmos. Ir kita vertus, mes ir patys pastebėjom, kad tame procese kada mes susirenk, kadangi tai autoritininkas procesas yra, ne mūsų išgalvotas, kada mes tą darom, tai mes gaunam malonę iš Čaitanės ir iš Nityanandos gaunam malonę. Ir pastebėjom, jeigu mes turim kažkokį sentimentą, kad čia aš gerai dainuoju, ar aš ten gerai ten pamokslauju, reiškia mes būnam nubausti, tai praktiškai. Kartu eina tas procesas susirinkti kartu ir dainuoti šventus vardus. Ir sakoma, susirinkti kartu. Reiškia, jie mūsų auklėja. Jie niekada...
Aišku, jeigu susirinksim ir visi būsim išpuikę, kad čia mes kažin ką darom, tai išeisim visi, kaip sakėm, spjaudysim, mes kažin kas, sakys, nusėmė kažin kas.